Sveiki. Nusprendžiau padaryti video įrašą, kadangi manau, kad tai bus paprasčiau ir lengviau išreikšti savo emocijas ne raštu, bet vizualiai. Šokio judesio terapiją atradau visai netyčia, visai nesitikėdama ir iš tiesų net nelabai žinodama, kas tai yra. Ir netgi ir šiai dienai praėjusi visą kursą nelabai galiu paaiškinti žodžiais, ką tai būtent apima ir kuo mes būtent užsiemam, bet patys užsiemimai iš tiesų davė labai daug emocinę prasme teigiamų tokių emocijų apskritai ir šiaip teigiamų pojūčių, potyrių. Labai smagu buvo iš tiesų pabūti grupėje tarp kitų besilaukiančių moterų ir pabendrauti su lygiai taip pat pirmą kartą tapsiančiom mamytėm, o kai kurios jau ir nebe pirmą kartą, tai labai įdomu buvo pabendrauti su kitom irgi ir kokie jų patyrimai, ir kokie jų lūkesčiai, ir kokios nuotaikos šiuo metu. Ir labai smagu buvo iš tiesų su pačia terapeutė, jinai labai maloni, labai daug teigiamų emocijų ir pati turinti, ir iš tiesų labai daug patirties pati turinti, kuo gali pasidalinti su mumis, tai tikrai labai smagu. O kas liečia mano apskritai savijautą po terapijų, tai buvau minėjusi ne vieną kartą, kad labai smagu buvo ir labai gerai pataikyta buvo su pasirinkta terapijos diena. Tai buvo pirmadieniais užsiėmimai mūsų ir kadangi dar kol kas dirbu, bet jau paskutinės dienas skaičiuoju darbą prieš einant į ilgąsias savo atostogas, tai labai smagu ir labai gera buvo, kad turėjau galimybę būtent tą sunkiausią savaitės dieną ateiti į užsiėmimus, pasikrauti teigiamų emocijų, patirti kažką naujo ir tas dalykas labai puikiai nuteikė likusiai dienos daliai pasibaigti tos dienos darbus, kurie paprastai labai daug streso sukeldavo. Ir pirmadienio diena man netgi kai kuriomis dienomis paskutiniu metu prieš būtent užsiėmimus baigdavosi dažniausiai galvos skausmu nuo streso, nuo įtampos, nuo darbo krūvio, kas labai nemalonu iš tiesų, ypatingai nėštumo metu, kai reikėtų tikrai vengti tiek vaistų, tiek apskritai nesinori jų gerti ir šiaip nepriklausomai nuo to, ar esant nėščiai ar nesant. Tai labai puiku, kad pavyko tą dalyką pasiekti, kad nereikėtų gerti vaistų ir nebūtų apskritai tų galvos skausmų pirmadieniais, būtent po šokio judesio terapijos užsiėmimų. Kas vyko per juos, tai iš tiesų buvo irgi labai smagi, labai įdomi patirtis, kuri padėjo susipažinti ne tik su savimi pačia, ne tik su savo organizme vykstančiais pokyčiais, bet ir tam tikra prasme netgi kitų perspektyvą, kaip mato kiti asmenys iš šono tave pačią ir pabandyti tam tikrą prasme įsivaizduoti ne tik tai, kaip man atrodo, kas mano gyvenime dabar vyksta šiuo metu, bet ir tuo pačiu, kaip gali atrodyti iš šono, kaip mano veiksmai, kas juose atsispindi, kaip jie veikia, kodėl jie taip veikia ir panašiai. Tai tikrai labai įdomi patirtis ir labai smagu buvo ir tikrai rekomenduočiau šitus užsiėmimus ne tik nėščiosioms, bet ir bet kam apskritai. Kadangi, kaip ir minėjau, tikrai padeda susipažinti tiek su savimi, tiek su aplinkiniu požiūriu į tave ir lygiai taip pat netgi pradėti daugiau pastebėti, sakykime, aplinką esančią aplinkui save, kaip pat mano veiksmai įtakoja aplinkinių veiksmus irgi esančių aplinkui, tiek šeimos narių, tiek artimų draugų, tiek netgi darbovietėje toje pačioje. Tai tikrai labai smagi patirtis, labai patiko ir labai norėčiau tęsti toliau.